Tai Vilniečiai, jums pavyzdys, kai sako, kad atliekų rūšiavimo kaina nedidės, tai mes vaizdžiai norėjom parodyti, turime 2 kibirus, viename kibire, tai yra senoji atliekų rūšiavimo kaina už 1 toną, tai yra 53 eurai. O čia mes turim būtent naująją kainą, pagal kurią dabar po atliekų sistemos sugriovimo realiai mokės Vilniaus atliekų tvarkymo centras, tai yra 102 eurai. Ir rinkos dalyviai skaičiuoja, kad vienam namų ūkiui papildomai prie sąskaitos gali prisidėti apie 33 eurus. Ir kai sako, kad čia šitus nuostolius prisiteis, tai mes norim priminti, kad pradžioj reikia laimėti teisinį procesą, įrodyti žalą, toli gražu taip nėra. Na, o toks tonažo pakelimas per metus sistemai reiškia papildomus 18 milijonų eurų. Ir tuos 18 milijonų eurų be abejo reikės amortizuoti tiesiogiai arba netiesiogiai Vilniečiams, tai yra rinkliavos mokėtojams. Tai tikrai apmaudu, sistemos sugriauta ir mes matom tikrą nekompetenciją.